Pirma vieta – Bronius ir Česlovas. Ideologijų dvikova. Komunistai ir dešinieji – Algis Ramanauskas Greitai ir Valerijus Ivanovas. Kuris kurį? Vieną šaltą žvarbę sausio 13-osios dieną iš įkalinimo įstaigos buvo paleidžiamas perversmininkas Mykolas Burokevičius. Susirinkusių jo pasitikti žurnalistų, užkietėjusių komunistų, megztų berečių ir šiaip žioplių tarpe maišėsi ir du gerai žinomi įvairių mitingų dalyviai, garsėjantys griežtais, dažnai ir nešvankokais pasisakymais. Televizijos herojai, didžiuliai komunistų nemylėtojai Česlovas ir Bronius. Bronius minėjo pamatė Valerijų Ivanovą ir nusprendė su juo pasisveikinti. Ir jis sakė, laba diena, ponia Ivanovai. O Ivanovas, kad supyko, nežinia dėl ko, užsimojo. Ir kad smogė Broniui į galvą. Ponas Ivanovas paleido jūs darbą. Jūs prašėte. Pone Ivanovai, teikit į galvą duoti. Ką darysite, tokia liūdna ta istorija. Bronius pyktelėjo ir norėjo išsiaiškinti už ką. Ir sakė, Ivanovai, ateik čia. Bet įsikišo sąžiningas kitas komunistas ir išskyrė Bronių ir Ivanovą. Bronius, aišku, po to pergyveno, verkė, liūdėjo. Įdomu, kodėl ponas Ivanovas šitaip supyko, kad tik pamatęs Bronių pribėgo ir trenkė tiesiai į kaktą. Дать оплеуху этому человеку, потому что он не уважает жертвы 13 января, 14 человек, которые лежат в могилах, который хочет превратить в цирк и балаган 12 лет тюрьмы этого человека, который страдал за всех нас. Keista žinoma, kad ponas Valerijus Ivanovas šmeižė sausio 13-osios aukas ir net parašė knygą apie tai, staiga tapo jų užtarėjų numeris 1. Kad ir kaip ten būtų, Broniaus tai neįtikino. Ir kiek žinau, dabar Bronius vaikšto į teismą. Reikalaus, kad Ivanovas bent jau paaiškintų, už ką jis taip supyko ir smogė. Dabar vyrai mina teismo kelius ir toliau kaunasi. Tik jau civilizuotai. Linksmus cirko numeris televizijos akrobatai Bronius ir Česlovas atlieka ne pirmą kartą. Prieš keletą metų personažai buvo net oficialiai priimti į Murzos nacionalistų partiją. Vagių valdžia, vagių valstybė, Landsbergis vagis, vagių ir vyriausybė, pikti kaimai, pakilkite į mūšį, rinkitės prie Seimo, mes juos visus užprimušim. Oficialūs partijos nariai delegavo save į Seimo tribūną ir sukėlė įstatymų šventovėje baisų skandalą. Mat pavertė parlamento posėdį dėl žemės pardavimo užsieniečiams tikru cirku. Labą dieną, kolegos. Mes norėjom paprašyti, kad žemės neparduotumėt užsieniečiams. Sutarėm tada. Seimo spaudos tarnyba uždraudė jiems įkelti koją į Seimą, tik ilgai svarstė kam – Česlovui ir Broniui ar Ramanauskui su Šapausku. Tačiau televizijos akrobatai nesnaudė. Savo politinės antipažiūras viešai reiškė visuose įmanomo plauko mitinguose ir demonstracijose. Vilniečiai, eikit namo! Nebėkite! Einam nugriauši McDonald'ą! Telekomą! Užsieniečiai, fuck off! Iš Lietuvos visi! Ir smagu ir truputį gaila, juk žymiai linksmiau būtų matyti teismuose besiputojantį klouną Bronių nei Algį Ramanauską. Deja, Lietuvos konstitucija neleidžia. Kiek šiandieną pagirtinų ir labai negražių mūsų gyvenimo momentų. Muštynės blogis, jį kur kas maloniau bučiuotis.